Ar ChatGPT yra šurmulys? Gal prašiau sugeneruoti savo CV. Tai priskyrė man atsitiktinio žmogaus straipsnį. Kas čia? Klaida, haliucinacijos? Sakyčiau tiksliau būti, tai vadinti šūdmalu, o minį turiu specifinę filosofinę sąvoką, kuri padės geriau suvertinti generuojamą turinį. Frankfurt išskiria kelias sąvokas. Visų pirma, turim tą klasikinį melą, kai stengiamasi apgauti, pavyzdžiui, telefoniniai sukčiai. Dar yra pliurpalai. Čia ko užsima komikai podcastuose, kuris sako keiščiausias mintis ir kartais nesupranti, ar jie taip mano iš tikrųjų ar ne. Bet tai nėra tikslo išsakyti turimus įsitikinimus. Ir galiausiai yra šūdmala, kuris sutinkama reklamoje, politikoje, kur sakoma bet kas, kad tik pasiekti norimų tikslų, visiškai nesirūpinant, tai tiesa ar ne. Ir tai dar pavojingiau už tiesiog melą, nes melagis žino, kad jis iš tiesų nedirba Microsoft. O čia tiesa visiškai nesirūpinama. Tai ką panašesnis ChatGPT. Dažnai sakoma, kad jis haliucinuoja, bet ši metafora sukelia įspūdį, kad jis kaip ir žmogus tiesiog paveiktas ir netiksliai mato, ir jam tai reikia pasitikslinti ir problemą išspręsti. O ChatGPT elgėsi kitaip. Po to, kai perskaitė viską, ką galėjo pavogti internete ir nustatė tikimybės, kurio žodžiai dažniausiai būna kartu, jis stengiasi nepateikti teisingus teiginius, o tiesiog įtikinamai apsimesti savo atsakymais užtikrintų žmogumi. Tai neteisinga informacija nėra klaidos, o tiesiog neišvengiama šūdvaliavimo proceso dalis. Dėl to su juo, kaip ir su tokiu žmogumi, reikia elgtis atsargiai.